Tai ta mūsų tema yra apie autogeninės treniruotės galimybės didžiajam sporte. Tai iš viso, ką galima pasakyti, koks čia tikslas būtų šito užsiėmimo, šito seminaro, tai susipažinti su pačios treniruotės fiziologiniais ir psichologiniais pagrindais, kodėl čia tas svarbu, tas susipažinimas. Ogi todėl, kad kaip ir prieš tai buvusiam pranešime, mus turi įtikinti, argumentuoti, pagrįsti, kodėl to reikia, o ne kažko kito, kodėl būtent tai gali būti naudinga ir kokie to yra argumentai. Kitaip sakant, negalim pateikti juodo katino juodam kambarį ir dar juodam maiše. Kitaip sakant, reikia nuimti tą paslapties skraistę. Tai čia pirmas klausimas. Antras, tai kokia yra tos treniruotės struktūra, kokios pakopos, kokie pratimėliai ir kaip jinai gali būti taikoma praktiškai. Kas yra pati ta autogeninė treniruotė, tai yra begalės visokių apibrėžimų. Ir vienas iš tokių paprasčiausių, kaip matom, tai yra savireguliacijos būdų visuma, tokia įvairovė. Dar kitam štai apibrėžime pabrėžiama, kad yra labai svarbu vaizdiniai, labai svarbu savitaiga. Jeigu pasakai savo ir tai darai, tai vykdai, tai matyt, tai ir turėtų padėti. Tai dar, ką mes matom, kad autogeninė treniruotė yra susijusi su hipnozės galbūt elementais. Tai mums reikia vėl atsakyti klausimą, o tai kodėl tada autogeninė treniruotė, kodėl ne hipnozė? O tai gal hipnozė gali būti, kodėl ne jogų gimnastika? Tai kodėl ne jogų gimnastika, tai galima atsakyti taip, kad esam vakariečiai, būdingas vakarietiškas tas mentalitetas ir galbūt mums šiek tiek svetima yra rytų kultūra. Autogeninė treniruotė, kada gali dirbti pats su savimi. Auto reiškia pats, o genas, tai kaip ir su savimi, tai tai grinai yra darbas su savimi. Ir todėl šitą metodą, jeigu tik nori, jeigu tik pageidauja, gali valdyti kiekvienas. Čia nereikia kažkokio ypatingo specialisto, nereikia ypatingų žinių, nereikia ypatingų gebėjimų. Pačią tą autogeninę treniruotę iš tikrųjų jūs knygose gali rasti labai įvairių ten lygių, labai įvairių pakopų, labai įvairių procedūrų, bet pagrindiniai yra 6 pratimėliai, kurie yra labai paprastučiai. Ir tų 6 pratimėlių formulės, visos jos yra komplekse, kaip viena visuma, jos labai padeda susitelkti, padeda atsipalaiduoti. Tai ir svarbu, žiūrėkit, sukelti reikiamus pojūčius, parenkant tinkamus žodžius. Tai mums ir užduotis tokia yra rasti tinkamus žodžius, kad būtų pasiekta ta fazinė būsena.